Druskininkų jaunimo užimtumo centro čia gyvenantiems jaunuoliams pavydi visos Lietuvos bendraamžiai. Jis labai modernus, šiuolaikiškas ir aprūpintas moderniausia apšvietimo, vaizdo bei garso technika. Jaunimo užimtumo centre laukiamas jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Čia jie gali lankyti įvairius užsiėmimus, dalyvauti renginių organizavimo ar jaunimo užimtumo centro tarybos veikloje ar tiesiog išgerti arbatos atviroje jaunimo erdvėje. Čia jaunimas gali daug sužinoti, daug organizuoti visko ir jiem padeda. Taip. O ką organizuojat, gal gali papasakoti? Visokius renginius, mokom vaikus parkūro, čia aš asmeniškai mokau. Šiaip, kiek žinau, šokių pamokos čia vyksta ir gali vaikai laisvalaikį čia gerai praleisti. Druskininkietės Greta ir Audra į jaunimo užimtumo centrą ateina labai dažnai, nes joms ten įdomu. Naujasis renovuotas pastatas yra ypač patogus. Lankom klubą, jūts renginių, organizuojam renginius, kalbam, ko reikia jaunimui. Ar dalyvavom paskaitose įvairiose, arba šiaip tiesiog jaunimo erdvėje praleidžiame laiką. Moksleivis Jokūbas atviravo, kad visada gali pasikalbėti su jaunimo užimtumo centro darbuotojais. Tenka dažnai lankytis po pamokų, pavyzdžiui, ateinu į jaunimo erdvės, praleidžiu laiką, pažaidžiu įvairiausius stalo žaidimus, taip pat pakalbu su JUCO darbuotojais, tam tikrais man aktualiais klausimais. Po pamokinė veikla tai iš dalies naudinga ir manau, jog joje tiesiog galiu kažką atrasti gal naujo šitoje JUCO erdvėje. Jaunimo užimtumo centro renginių organizatorė Dalia Skausmenienė pabrėžė, kad šio centro veikla miestui yra labai svarbi ir reikalinga. Tai pats reikalingiausias dalykas, koks tai gali būti jaunimui būdant Druskininkuose, jiems augant, bręstant, jie čia ir auga, jie dalyvauja JUCO veikloje, dalyvauja tam tikrų klubų veikloje. Tai ir Madmuzelės, ir renginių klubas, ir vyksta įvairūs šokiai, ir sportas, pavyzdžiui, Muntai, kur labai daug pritraukia jaunuolių. Kaip vaikai vertina naująjį pastatą, naujas erdves? Iš atsiliepimų tai tobulai. Druskininkų jaunimas džiaugiasi, kad mieste yra aktyviai dirbantis jaunimo užimtumo centras. Čia visų laukia draugiška komanda, turiningas laisvalaikis ir nauji draugai.